Sveiki, čia gpb.lt tekstai. Aš esu Tadas ir šiandien jums perskaitysiu Hagai Matar tekstą Netikėta ataka iš Gazos šiurpino izraeliečius. Ji taip pat turėtų atskleisti ir kontekstą. Tekstas pirmą kartą pasirodė Plus 972 magazine pavadinimu Gaza's shock attack has terrified Israelis. It should also unveil the context. Tekstą išverčiau aš. Siaubą, kurį po šiandienos išpuolio jaučia izraeliečiai, įskaitant ir mane, pernelyg ilgai kasdien patiria milijonai palestiniečių. Tai baisi diena. Pabudę nuo oro pavojaus sirenų, po 100 raketų paleistų Izraelio miestus kruša, sužinojome apie precedento neturintį palestiniečių kovotojų išpuolį iš Gazos ruožo į Izraelio miestus, besiribojančius su šiuo ruožu. Pasipylė žinios apie mažiausiai 40 žuvusių ir 100 sužeistų izraeliečių. Taip pat pranešama, kad kai kurie jų buvo pagrobti į Gazą. Tuo tarpu Izraelio kariuomenė jau pradėjo savo puolimą blokuojamame ruože. Palei tvorą sutelktos kariuomenės pajėgos, o per oro antskrydžius iki šiol žuvo ir buvo sužeista 10 palestiniečių. Visa apimanti baimė žmonių, kurie mato ginkluotus kovotojus savo gatvėse ir namuose, ar naikintuvus ir artėjančius tankus, yra neįsivaizduojama. Išpuoliai prieš civilius gyventojus yra karo nusikaltimai ir mano širdis yra su aukomis ir jų šeimomis. Priešingai nei teigia daugelis izraeliečių, nors ir akivaizdu, kad kariuomenė buvo visiškai netikėtai užklupta šios invazijos, tai nėra vienpusė ar neišprovokuota ataka. Baimė, kurią dabar jaučia izraeliečiai, įskaitant ir mane, yra tik dalelė to, ką kasdien jaučia palestiniečiai. Dešimtmečius vakarų krante gyvendami karinėme režime arba apgultyje ir nuolat puldinėjami Gazos ruože. Atsakas, kurį šiandien girdime iš daugelio izraeliečių, raginimai, cituojant, sulyginti Gazą su žeme, kad tai laukiniai, o ne žmonės, su kuriais būtų galima dėrėtis, jie žudo ištisas šeimas, su šiais žmonėmis nėra galimybių kalbėtis. Yra būtent tai, ką esu nesuskaičiuojama daugybę kartų girdėjęs iš okupuotų palestiniečių, kalbančių apie izraeliečius. Ryto išpuolis turi ir naujesnių kontekstų. Vienas iš jų – didėjanti Saudo Arabijos ir Izraelio susitarimo dėl santykių normalizavimo galimybė. Ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu jau daugelį metų įrodinėja, kad taikos galima pasiekti nesikalbant su palestiniečiais ir nedarant jokių nuolaidų. Abraomo susitarimai atėmė iš palestiniečių vieną iš paskutiniųjų jų derybinių svertų ir paramos pamatų – arabų vyriausybių solidarumą. Nors šis solidarumas jau seniai buvo abejotinas. Didelė tikimybė prarasti bene svarbiausią iš arabų valstybių ir galėjo pastumėti Hamas iki ribos. Tuo tarpu komentatoriai jau kelias savaitės perspėja, kad pastaruoju metu okupuotame vakarų krante eskaluojama situacija veda pavojingų kelių. Per pastaruosius metus žuvo daugiau palestiniečių ir izraeliečių nei bet kuriais kitais metais nuo antrosios intifados šio tūkstantmečio pradžioje. Izraelio kariuomenė nuolat rengia reidus į palestiniečių miestus ir pabėgėlių stovyklas. Kraštutinių dešiniųjų vyriausybė leidžia naujakuriams visiškai laisvai steigti naujus nelegalius forpostus ir rengti pogromus palestiniečių miestuose ir kaimuose, o kareiviai, lydėdami naujakurius, žudo ir lošina palestiniečius, bandančius apginti savo namus. Didžiųjų švenčių metu žydų ekstremistai, remiami jų ideologijai pritarančių politikų, meta iššūkį status quo aplink šventyklos kalną Al-Aksos mečetę Jeruzalėje. Tuo tarpu Gazos ruože besitęsianti apgultis nuolat griauna daugiau kaip 2 milijonų palestiniečių gyvenimą. Daugelis jų gyvena itin skurdžiai, su nedidelėmis galimybėmis gauti švaraus vandens ir galimybę naudotis elektra maždaug 4 valandas per dieną. Ši apgultis neturi oficialaus pabaigos scenarijaus. Net Izraelio valstybės kontrolieriaus ataskaitoje nustatyta, kad vyriausybė niekada neaptarė ilgalaikių sprendimų, kaip nutraukti blokadą ir rimtai nesvarstė jokių alternatyvų pasikartojantiems karo ir mirties raundams. Būtent jie ir yra vienintelė šios vyriausybės ir jos pirmtakų siūloma išeitis. Vieninteliai atsakymai, kuriuos viena po kitos Izraelio vyriausybė siūlė palestiniečių atakų iš Gazos ruožo problemai spręsti, buvo pagalbos priemonių, pleistrų pavidalu. Jei jie ateina į žemės, pastatysime sieną. Jei ateina tuneliais, pastatysime požeminę užtvarą. Jei jie šaudo raketomis, įrengsime perėmėjus. Jei jie žudo kai kuriuos mūsų piliečius, nužudysime dar daugiau jų. Ir taip tęsiasi ir tęsiasi. Visa tai ne tam, kad pateisintume civilių gyventojų žudymą. Tai visiškai neteisinga. Veikiau norime priminti, kad viskam, kas šiandien vyksta, yra priežastis. Ir kad, kaip ir visose ankstesniuose raunduose, nėra karinio sprendimo nei Izraelio problemai su Gaza, nei pasipriešinimui, kuris natūraliai kyla kaip atsakas į smurtinį apartheidą. Pastaraisiais mėnesiais 100 tūkstančių izraeliečių visoje šalyje žygiavo už demokratiją ir lygybę, o daugelis jų net pareiškė, kad dėl autoritarinių valdžios tendencijų atsisakys karinės tarnybos. Šie protestuotojai ir atsargos kariai turi suprasti,
Ypač šiandien, kai daugelis jų paskelbė, kad nutraukė protestus ir dalyvaus kare su Gaza, kad palestiniečiai dešimtmečius kovojo už tos pačius ir kitus reikalavimus, susidurdami su Izraeliu, kuris jiems jau yra ir visada buvo visiškai autoritarinis. Rašydama šios žodžius sėdžiu namuose Tel Avive ir galvoju, kaip apsaugoti savo šeimą namuose, kuriuose nėra nei slėptuvės, nei saugaus kambario, ir vis labiau paniškai seku pranešimus ir gandus apie siaubingus įvykius vykstančius užpultuose Izraelio miestuose netoli Gazos ruožo. Matau, kaip žmonės, kai kurie iš jų mano draugai, socialiniuose tinkluose ragina pulti Gazą aršiau nei bet kada anksčiau. Kai kurie izraeliečiai sako, kad dabar atėjo laikas visiškai sunaikinti Gazą, iš esmės ragindami vykdyti genocidą. Sprogimų, baimės ir kraujo praleimo akivaizdoje kalbėti apie taikius sprendimus jiems atrodo beprotybė. Tačiau prisimenu, kad visa tai, ką dabar jaučiu ir ką patiria kiekvienas izraelietis, pernelyg ilgai išgyveno milijonai palestiniečių. Vienintelis sprendimas, kaip ir visada, yra nutraukti apartheidą, okupaciją ir apgultį ir skatinti teisingumu ir lygybę grindžiamą ateitį mums visiems. Turime keisti kursą, ne nepaisant siaubo, bet būtent dėl jo. Daugiau GPB tekstų ieškokite gpb.lt, o jų garso įrašų visur, kur klausotės ir šio. Mus paremti galite per Contribui, PayPal ir Patreon. Taip pat kviečiame paremti ir +972 Magazine. Nuorodas rasite aprašyme. Ačiū.